darbą atvažiavau po 7, o grįžtu realiai 10. Aišku, žmona turi teisę pykti. Patikėkit, nėra lengvas darbas dirbti vėlai vakare, net naktį, tam, kad mes galėtume normaliai nuvažiuoti į darbą ir kad miestas atrodytų geras. Vakarėjantis Vilnius, vakarėjantis Vilnius. Gražu. Tarybos posėdžio metu gavau Sauliaus Paukščio žinutę, kad savo laivą pagaliau nuleido ir kviečia pasiplaukiojimai. Šaunuoliai tokie žmonės. Atskira tema keliuose posūkiai. Vilniečiai, tikri Vilniečiai, vairuotojai visada rodo posūkius, kada persirikiuoja iš vienos juostos į kitą arba daro posūkį. Tai daro tikri Vilniečiai. Sutikit, kad katedra yra fantastiško grožio. Sunki šiandien diena buvo, tarybos posėdis, daug gerų sprendimų priėmėm, apie juos spėsim paaiškinti, kai kurios pradėjom klausimus svarstyti. Mačiau, klausėte paaiškinimų Facebook'e, tikrai aš juos pateiksiu, nesuprantama, kad turit žinoti daugiau detalių ir kad galėtumėte įsigilinti. Pasirodo, dar yra parduotuvės, kurios ir dirba, po darbo savo gražiai šnekučiuojasi. Kągi, štai ir namai. Diena beveik į pabaigą. Sakyčiau, buvo visai nebloga. Įtempta, bet tikiuosi, jinai bus šiandien reikšminga. Ir jums, ir Vilniui, ir man. Ačiū.